Sveiki krepšinio gerbėjai, esu komentatorius Vaidas Čeponis ir sugrįžtu pas jūs po pertraukos. Kągi, jau ant nosies labai intriguojantis Lietuvos krepšinio lygos sezonas, bus labai įdomu pažiūrėti, ar Vilniaus Rytas galės apginti čempionų titulą. Visoje lygoje tikrai nėra ne vieno ryškaus outsiderio. Jūs nepamirškit prenumeruoti mano YouTube kanalą, žiūrėti mano prognozes ir spėti kertinių turo rungtynių rezultatą. O kas bus kertinės rungtynės, žiūrėkite tą mano video ir greitai sužinosite. Kągi, LKL čempionatas startuos Panevėžyje, kur vietos 7bet Lietkabelis priims Mažeikių M-Basket Delamaud. Abi komandos atsinaujinusios, ypač tai pasakytina apie Mažeikių ekipą, prie kurios vairo stojo Virginijus Šeškus. Panevėžiečių sudėtis tikrai pasikeitė į tą pusę, kad bus mažiau veteranų, neliko reliko, na ir bus visi judrus vidurio puolėjai, ir tai labai paranku yra Nenadui Čianakui, treneriui, kuris taiko vadinamąją step-outo gynybą. Mažeikių komandos galbūt silpnybė ta, kad jos atsarginių suolas tikrai gerokai trumpesnis nei 7bet Lietkabelio, na ir prognozuoju, kad mažeikiečiams vis dėlto pristiks jėgų ir panevėžiečiai triumfuos maždaug 15-17 taškų persvarą. Šeštadienį įdomus mačas Vyks Vilniuje, kur čempiono titulą ginantis Rytas priims Klaipėdos Neptūną. Bus be galo įdomu pažiūrėti, kaip atrodys Vilniaus komandoje Ąžuolas Tubelis, kuris praėjusį sezoną gynė Neptūno garbę. Gaila dar traumuotas Ignas Sargiūnas, kuris irgi anksčiau atstovavo Klaipėdos ekipai. Rytas šį sezoną neturės tokio žvėrės, tokio ryškaus lyderio, koks buvo Markusas Fosteris. Tačiau Vilniaus komanda turi pakankamai tikrai galingą sudėtį. Neptūno šioks toks minusas, kad komandoje tikrai labai daug yra veteranų, bet tikrai aukšto lygio amerikiečių gynėjai. Tai yra Buje ir Johnsonas, kurie individualiai yra be galo stiprus. Komanda labai sustiprino Zeinas Watermanas, atėjęs iš Kėdainių. Na ir prognozuočiau, kad Neptūnas vis dėlto mes šiokį tokį iššūkį Rytui. Bus be galo įdomu stebėti ir aukštaūgio akistatą. Ryto pergalė maždaug 12 taškų, 13 taškų skirtumų. Sekmadienį Šiauliai prieš Kauno Žalgirį. Tai kertinės rungtynės. Spėkite šio mačo rezultatą, kas tiksliausiai atspės, gaus mano laidos atributikos. Šiauliai visiškai pakeitė komandos komplektavimo kryptį. Tik 3 legionieriai, lietuviškiausia lygos komanda. Šiauliai ilgai neturėdavo pajėgių aukšto lygio lietuvių, dabar visai situacija pasikeitė. Ir Kupšas, ir Tauras Jogėla, Saulius Kulvietis. Tikrai labai neblogai sukomplektuota komanda. Na, aišku, Žalgiris yra stipresnis, bet Žalgiris turi problemų, traumuotas Volosas. Žalgiris kaip ir Rytas nebeturi individualiai tokio monstro, koks buvo Kinanas Evansas. Abejoju, ar šiauliečiai rimtai pasipriešins Kauno Žalgiriui. Sakyčiau, lengva kauniečių pergalė, maždaug 20 taškų persvara. Sekmadienį Vilniaus Wolves kovos prieš Jonavos komandą. Na, Jonavos ekipa tiesiog radikaliai pasikeitusi, tačiau jonaviečiai stebino iš tiesų kontrolinėse rungtynėse, rungtyniavo labai solidžiai, netgi sutriuškino galingą Utenos klubą. Kičiau sudėtis popierėje tikrai silpnesnė negu praėjusį sezoną. Bet manau, kad Virginijus Šeškų tikrai deramai pakeis Mantas Šernius, kuris jaunas, bet be galo yra talentingas specialistas, ir tai bus Jonavos komandos stiprybė. Wolves turi 2 žvėriškai individualiai pajėgius gynėjus, Kovaną ir Andriusą, bet yra spragelė vidurio puolėjo tikrai pozicijoje. Neaišku, kaip po traumos atrodys Arnoldas Kulboka, po kurio laiko bandys įsilieti į komandą. Sakyčiau, vyks atkakli kova, Vilkų pergalė 5-7 taškais.
Taigi tai buvo mano komentatoriaus Vaido Čeponio rungtynių analizė ir prognozės. Nepamirškite spėti dvikovos rezultatų, o aš atsisveikinu iki kito karto. Iki.